aktyvistai sugalvojo gyvą periodinę cheminių elementų lentelę. Yra niekada pasaulyje turbūt dar niekas nematė gyvos periodinės elementų sistemos, tai štai bus pirmą kartą mes norime chemikų dienos proga tą ir parodyti, kad yra ir Lietuvoje chemikų. Bet studentai sakė, kad kiekvienas galėjo pasirinkti norimą, reiškia, elementą. Atsiprašau, bet kažkokį tai terbis. Kas tai yra? Kodėl jūs jį pasirinkote? Terbis yra vienas iš tokių malonesnių lantonoidų elementų. Ir todėl, kad aš dabar planuoju studentui, kuris ateis pas mane dirbti kursinį darbą, duoti terbio junginį sintetinti ir terbio aliuminio granatą. Ir mes už terbio junginius esam gavę iš vokiečių firmos 30 000 eurų, jau uždirbę esame. Tai yra labai puikūs liuminoforai, liuminescencinės medžiagos terbio junginiai, todėl aš labai myliu terbį. Bet jūs sakot, gaminsite granatą, ar tai ginklus gaminate? Ne, tai yra tokia kristalinės sandaros junginių klasė, yra granatai. Yra gamtiniai granatai, yra sintetiniai granatai, kurie, pavyzdžiui, ytrio aliuminio granatas yra pagrindinė ketafazių lazerių medžiaga aktyvioji. Yra ketafaziuose lazeriuose, kur gamina profesoriaus Piskarsko kolektyvas tas lazerius. Mes bandom tik tai sintetinti tas medžiagas, o jie komponuoja į lazerius. Aišku, nu kągi, ačiū labai. Bet dar vienas klausimas. Sakė, kad norėjo viršyti rekordą, kad pritrūko elementų. Žodžiu, kad gali būti dar elementas koks nors išrastas. Tai tada galima būti tą rekordą viršyti. Tai bandysim ieškoti dar to elemento. Kol kas mes dar prieš kelias savaitės turėjom tik 111 patvirtintų elementų, dabar jau atrodo 112 yra. Patvirtintų jau yra Europos komisijoje, ne Europos politiniai komisijai, bet Europos chemikų komisijai patvirtinta 112, bet jau yra atrado lygtai iki 118, kurį, bet dar nepatvirtintas, bet jau lygtai yra. Bet čia tai 118? Taip, bet jie dar 118 atrastas, bet dar nepatvirtintas tos komisijos. O 117 patvirtintas? Nepatvirtintas, iki 112 patvirtinta, o visi kiti atrasti, bet dar nepatvirtinti. O tai ką reiškia patvirtinti? Nu tai ten po to susėda labai garbių žmonių komisija ir yra duoda nurodymus, kad būtų tas sintetinis elementas keliose laboratorijose ir iš tikrųjų gauna rezultatus ir tik tada patvirtina, kad iš visų gauti rezultatų iš visų laboratorijų pasako, kad tikrai tas elementas egzistuoja ir tikrai jo tokia atominė masė, tikrai jo tokios savybės. Bet jis egzistuoja kaip negamtos laboratorijos? Taip, šitie jau paskutiniai yra sintetiniai. Tai jie ir daugiau yra sintetinių, bet šitie visi sintetiniai yra ne gamtiniai. Ir terbis yra sintetinis? Ne, terbis yra gamtoje randamas. O kur jūs randamas? Yra įvairiuose, yra lantonoidai, visi yra tokiuose uolienose, kaip labai nedaug jų, bet jie tikrai visi yra randami gamtoje. Bet ne Lietuvoje? Ne, Lietuvoje ne. Gerai, ačiū labai. Bet mes atrasim 119. Taip, pasižadam, nors ir ne balandžio 1 šiandien, bet mes pasižadam. Gerai, ačiū. 115 Karolis Simutis. Imrės ar Fordį rengi? Davai greičiau. O tai nėra žmogaus? Nėra žmogaus rengi. Siero ir Karolis. Tai duokam,